Vienam mano mokiniui iškilo toks klausimas. Ar anglų kalboje žodis other vartojamas su žymimu artikeliu ar be? Ir kuo other arba the other skiriasi nuo others ir the others? Bandykime išsiaiškinti. Kaip jūs žinote, žodis other paprastai verčiamas lietuvių kalba atitikmeniu kitas. Pavyzdžiui, do you need other examples? Ar jums reikia kitų pavyzdžių? Atkreipkite dėmesį, kad po other eina daiktavardis ir tai yra pagrindinė taisyklė. Žodis other nurodo kas kitas arba kas kiti, todėl šis žodis visada vartojamas su vienaskaitos arba daugiskaitos daiktavardžiu. Dabar pasižiūrėkime į formą su žymimu artikeliu the other. Ką ji reiškia? Ogi tai, kad mes išskiriame konkretų objektą iš keleto kitų panašių objektų grupės. Atsiminkite, kad šią formą galima vartoti tik su vienaskaitos daiktavardžiu arba savarankiškai, jeigu daiktavardis akivaizdus iš konteksto. Palyginkite. Where is the other shoe? Kur kitas batas iš dviejų? Ir I have two pens. One is blue and the other is red. Turiu du rašiklius, vienas mėlynas, kitas raudonas. Na, o jeigu padarome daugiskaitos formą ir sakome others, tada turime omeny visus kitus, visus likusius daiktus arba žmonės. Tačiau šį žodį visada vartojame tik savarankiškai be jokių daiktavardžių. Pavyzdžiui, some people drink tea, others prefer coffee. Vieni žmonės geria arbatą, kiti teikia pirmenybę kavai. Ir iš esmės čia būtų galima pasakyti other people arba tiesiog others. Ir pagal tą pačią logiką mes galime išskirti konkrečią likusią grupę žymimo artikelio pagalba, sakydami the others. Pavyzdžiui, 5 guests came early, the others arrived later. 5 svečiai atvyko anksti, kiti atvyko vėliau. Taigi apibendrinkime. Other, kas kitas, eina prieš daiktavardį. The other, konkretus vienas kitas likęs, vartojamas prieš vienaskaitos daiktavardį arba savarankiškai. Others, kiti likusiai, sakome vietoj papildomo daiktavardžio, vartojamas savarankiškai. The others, konkretus likusiai, vartojamas tik savarankiškai. Namų darbams užduokite angliškai tokį klausimą. Kur kiti? Klausiant pavyzdžiui apie kitus likusius jūsų grupės narius. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.